17:00 mes fiksuojame rezultatus. Esmė yra tokia, kadangi mes turim visi po litą, tai mes kaip ir turim iš to lito kažką daryti, bet mes turim kelis atsarginius variantus, kai mes darysim pinigus visiškai, neinvestavę visiškai, tai yra tiesiog iš idėjos. Ir kitas variantas bus, kai mes investuosim ir bandysim iš to užsidirbti. Yra įvairių minčių, mes galbūt tikriausiai pat pradėsim nuo savo galbūt darbo to, teisim paslaugą kažkokį, kuris iš vis manom, dabar neleisim pinigų pradžiai. Žiūrėsim susikaupti didesnį kapitalą. Bet kad tarsi, kad mums reikėtų, kad mums reikia didesnio kapitalo, kad mes galėtume įgyvendinti šios dienos užduotį. Nes mes kaip moteriškės galbūt čia žiūrim taip morališkai labiau, vyriškai gal labiau daugiau pinigų nori. Mes turim kitų idėjų. Tai va. Supratam, o šitą savo, tai kokį planuojate vakarį rezultatą? Kaip tikitės kokią? Nuostabų patį. Viską padaryti iki galo, išspręsti dabar dar išspręstas problemėlės ir... Planuojam keliauti apžiūrėti Gedimino pilį, nušokti nuo jos parašiutu ir tada, jeigu liksim... Čia oficialioji versija. Taip, eiti pasibėgioti, nes pasimaudyti sniegį. O neoficialioji, kad tiesiog keliausim namo, pailsėsim, sugrįšim. Naudosim tai, kas čia yra ir dabar, ir... Džiuginsim žmonės šokoladu. Ir savo puikiamis idėjomis. Esame labai spontaniški, bandysime viską, svarbiausia gera nuotaika, linksmi žmonės aplinkui ir kad tai turėtų materialiai išaišką dienos pabaigoje. Ir gal ne tik dar ir Girėno, o dar nežinau, kas ten buvę, kitų kupirų. Bilietuko namo. Ar idėjas nuo fotografijos iki ekskursijų. Paskui dar už tuos pinigus, kaip jau praturtėsim kažkiek, pirksim gėlius ir siūlėsim tiesiog, nes vis tiek geras oras yra gan, daug žmonių, Gedimino prospekte. Būsim pirmi, čia nėra kito varianto tiesiog. Ir pardavinėjom šias gražias gulbės tik tais po litą. Pasižiūrėkit, ko pigiau nerasit, žinokit tikrai taip. Aš visas pinigus išleidau. Netikiu, netikiu. Panelė, tik tai po litą, pasižiūrėkit kokia medžiaga, pasižiūrėkit. Popierius? Taip, bet iš labai geros kokybės, žinokit. Brangus šitas iš tikrųjų popierius. Ir šiaip daug darbo įdėt, panelė. Nežinau, tikrai ne, origami. Taip. Tai būtent už tą žinojimą. Ačiū. Po 8 litus tai šiandien dėmės. Čia ne kovo 8 laida. Mes iš per Lietuvos televiziją rodysis. Meluoja. Graži, tikrai graži, prašom. Šiaip nelabai graži. Nu, graži nereikia, jau čia meluoti visai Lietuvai. O 6 litrai, ne? Ne, už 7. Už 7? Taip, nes graži pora tikrai. Nu, bet už 6 tada. Už 7. Aš galiu parodyti, kad aš daug neturiu. Nu, blemački daugiau iš tikrųjų. Tai, kad už 7. Pamelavai. Aš tėvų gyvenu, žinau. Nu gerai, ką jau čia. Tai gerai, tada dėkui ir laimingai jums. Nusišypsokit visai Lietuvai beje. Nu, šypsokit dabar. Va, laikykit, prašom. Ačiū, laimingai jums. Dėkui jums. Laimingai. Naudotis Facebook'u? Taip, taip, gerai. Čia buvo... Mėgos, tai tada išsikreipti proporciją, atrodys didžianesnis, o jeigu iš bangos lygio fotografuos, tada atrodys gražiai viskas proporcingai. Tada pabandėm pakeisti ar ne visą nuotrauką, tiesiog, kad pabandėm daugiau kadrų ir kurie
kurie įdomesni. Iš karto vėlgi galbūt tokios nuotraukos, na. Gerai, merginos. Ačiū Jums labai. Sveikinam. Mums sekėsi labai gerai. Mes savo užduotį įvykdėm per pusantros valandos. Plius minus. Jo, viršijom. Su arbatos gėrimu. Taip, su arbatos gėrimu, pašnekesiais ir dar kitų idėjų persvarstymu, atmetimu. Ir ką Jūs veikėt? Mes pardavinėjom diską ir pažadam mamoms, kad mes kursim jų vaikams pasaką. Apie tuos vaikus. Apie tuos vaikus. Tai čia turėt asmeninę vardinę kolekcinę pasaką. Rankų darbą. Balso. Operatorius reakcija labai gera. Oho. Kokius ten arbatą gėrėt? Aš imbierdę. O aš airišką. Gal, jo. O aš ne arbatą. Kol kas mūsų nuotaika iš tikrųjų labai gera, bet man asmeniškai labai įdomi rungtis. Šiaip iš tikrųjų, nu, tiesiog... Mes nieko dar neuždirbom. Jo, iš tikrųjų mes padarėm daug. Pasirašėm visą materialinę bazę, daug apėjom, padarėm rinkos analizę šiokią tokią. Kol kas bandėm imtis rimtesnių veiksmų, bet kol kas mums nepavyko. Šiuo metu esame netekę 2 žmonių. Vienam žmogui mūsų nutrenkė mašiną, kitas visai pasimetė, pasiklydo Vilniuje. Bet tikimės, kad po valandėlės kitos abudu mūsų nariai sugrįž. Tai va, o šiaip tai, na, mes pasižiūrime viską pozityviai, optimistiškai. Dabar jau norim kilt ir keliauti biškį į trasą. Mes padarėm tokią arbatos pertraukėlę. Bet įdojimas per teleką rodys. Pasitempkim, gražiai stipriuokai. Susikrovęs, sėdžiasi. Aišku, mes norim padaryti gerą planą, mes norim iš karto gerą padaryti. Mes pasirašę planą, turim 3 variantus, jeigu vienas neišdegs, gražiai pasiruošę. O svarbiausia, kad mes labai susidraugavom, mes nežinojom vienas kitą. Prieš 2 valandas ir jau susidraugavom. Tai mes gerai leidžiam dieną. Taip, tai labai skaniai čia arbatą, norėčiau pareklamuoti. Užeikite čia. Kas tai? Galit paaiškinti? Tai žiūrėk, idėja yra tokia. Mes padarėm tokią, ne flyerius kaip atvirukas. Ir mes sugalvojom daryti kaip city tour užsieniečiam, turistam. Už ką rinksim pinigus ir padarinėsim skrajutes. Jo, tiesiog norim visų pirma, mūsų planas A – tapti gidais. Turim žemėlapį apie Vilnių, turim daug informacijos, patys esame visai protingi, žinom daug istorijas, daug įvairių faktų ir mes tuo norim pasidalinti su turistais. Kaip planas B yra mūsų šios skrajutės atvirukai, kuriuos mes, na, parduotumėm. Aš tikrųjų turim dar žemėlapį. Taip, žemėlapį. O šitos iš kur gavot? Nemokamai pasiėmėm. Nemokamai iš informacijos centrų susirinkom visur, atėjom, netgi buvom žydų informaciniam muziejuje. Susirinkom iš visur. Tai va, pasiruošėm pagrindai gidavimui, bet kol kas nepagaunam turistų. Bet tikimės, kad prisigaudysim dar jų. Tai va, tokie mūsų planai. Gidaut ir atvirukai. Gaudom turistus šiuo metu, turim jiem dovanėlių atviručių. Taip pat mes jiems norim pravesti ekskursijas po Vilnių, po senamiestį, aprodyti gražiausias Vilniaus vietas. Ir berods matom kažką tai ateinančio ir komanda bando mano jau juos kalbinti. Hi! Fine? How are you? We have an offer for you. Offer. Very good offer. Yeah. Yes. So have you done some sightseeing, like some visit some places in Vilnius? Yes, we did. I think we did tomorrow. Yeah, Square and the main streets. Trakai. And how long have you been staying here? 4 days. 4 days already. Okay. We are
Stavom litą iš šokolado. Nusipirkom 11 gabalėlį tokio šokolado ir pardavinėjom 1 gabalėlį po 1 litą. Iki šiol pardavėm 4 gabalėlius ir sudirbom 4 litus. Bet tai nėra viskas, nes mes veikiam 2 frontais. Taip. Tuo pat metu pardavinėdami šokoladą mes vystėm kitą verslo koncepciją. Pardavinėjom eskizus. Pardavinėjom, dar nereiktų vartoti šio žodžio, mes bandėm pardavinėti eskizus. Ir sekėsi nelabai, nes tikriausiai labai blogas laikas, labai blogas oras ir žmonės nenori gražiai rengtis, nenori eskizų ir neįdomų menas. Labai sunku surasti tikslinę auditoriją eskizą. Tačiau mes būtent dabar jį atradom ir dabar labai skubam vien pasiieškoti. Kelias vietas. Taip, ir kur mes tikimės dar išsikapstyti iš šios situacijos, kurioje esame. Neišduosit kur? Ne. Ne, neišduos. Jeigu pavyks, tada pasakysiu. Yra. Palaibus filmuoja, ne? Kas čia vyko, papasakokit. Pardavėm štai sukurtą produktą kryžiažodžiai. Į namus štai va, apyvarta. Aš finansininkas. Pelnas. Mūsų unikalus viršelis. Palaukit, norit pamatyti, kas iš mūsų 3 litų yra? Iš lito. Iš 3. Iš 3. Litas, mes tik litą investavom. Paskui iš lito mes padarėm tiek. Tai liko parduoti dar 1 kryžiažodį, tada gaut dar kelias parduoti ir turėsim 30. Planas per valandą. Per valandą? Nu, dar valandą maždaug. 1,5 valandos turim tai padaryti, tai ką? Skubam? Viskas buvo taip. Mes kapitalui surinkti nuvažiavom į Maksimą, pastumdyti tos vežimėlius, žinai, žmonėm pasiūlyti paslaugą, kad nereikėtų vėl grįžti į parduotuvę ir kad iš karto galėtų sėsti į mašiną ir važiuoti. Tai va. Žodžiu, radom nišą. Radom nišą, jo, kuri dar pilnai neužimta. Ten tas Maksimos darbuotojas, aišku, konkuravo su mumis, tačiau realiai viskas įmanoma. Mes jį prašalinom. Jo. Tai va, ir tiesiog paskui mes nusipirkom už tos pinigus arbatos, cukraus, šitų kartinių. Pafumuosi kaip panas kabina. 2 litai, 3 litai, 4 litai, kiek jūs norite, jeigu tiesą sakant. Gerai, tai dėkui labai. Kokius jūs norėtumėt, šokoladinę ar paprastų tokių? Nežinau, aš tai nenoriu. O jūs? Šokoladinę, gerai. Va, prašau. Vaišinkitės. Ačiū. Dėkui jums už palaikymą. Iki. Dar čia 10. Dar draugai uždarbiauja. Čia ir dar turėsim. Čia yra 2,9, 70, čia 3 centų, 2,5 ir čia 5 centų. Tačiau mūsų pradžia buvo tikrai ne nuo to, kadangi tas reikėjo ir kažkokio kapitalo, kad nusipirktume sausainius arbatą. Tai mes nuvažiavom į Mindaugo Maksimą ir teikėm žmonėm vežimėlių stumdymo paslaugą. Paimdami mainais litą tatasą, kurį ten būdavo įkištas į tą vežimėlį. Tai va. Tai ir paskui mes keliavom į... Maksimo šiaip nelabai ten mums ir sekėsi. Jo, Maksimo visi sekėsi. Vežimėliai yra sulūžę. Ten dažniausiai niekas ir nemeta to. Jau aukštesnė, tokia lyga labiau. Ir Rimi, Vingio Rimi. Ten jau šiek tiek sėkmingiau paliko ir ten jau apsipirkom ir keliavom į VU biblioteką naująją. Ten žmonės, buvo linkę mums padėti ir patys atsigerti arbatos, kadangi jie buvo užsiėmę, jie negalėjo palikti savo mokslo darbo ir eiti ir pirktis arbatos, kadangi tai jiems kainavo laiku ir mes jiems pasiūlėm išeiti. Ir šiaip labai, bent jau aš atradau, kad yra labai svarbu visada išlikti komandą. Ir jeigu yra komanda, tai tas ir turi būti komandinis darbas, nes jeigu tik prasideda kažkas, sakykime, ne tai, kad susipykimai, bet jeigu vienas tik viena idėja, kitas, tai kita idėja, ta prasme, turi tas būti brandolys kažkoks ir šiaip naudingas javulas. O dar gatvėje apie praeivius, šiaip atsitiktinius, tai iš visiem nekalbu, nes ten kokie dar eskizai. Gerai, o kas įsimintiniausia buvo? Kas linksmiausia kažkas buvo? Su šokoladais.
nes pasidarėm plakatą, šokoladas lygu. Šypsena. Jo, ir žmonės bent jau, kad ir susiraukė, nueidavo po to ir ten nenuperka ten to šokoladuko, bet vis tiek linksma, nes... Kai aš sakydavau, nereikia šokoladų, nes sergam diabetu. Arba po to palinkėdavo alaus ir už juos išgerti. Taip. Ir žodžiu, išvada tokia, kad Lietuvoje reikia cepelino, alaus, vodkės ir dešros. Ir manau, kad tada... Lengviau dalykai vyktų, negu nevyko mums. Supratau, ačiū. Man labiausiai patiko, ne kaip Dovilė sako, kad čia idėjos nesusižeis. Ne, ta prasme, pati taktika, kai tu pajauti, kad tu dirbi, kad aha, va, jeigu tai pardavinėsiu, vadinasi, niekas neveikia, tada reikia man keisti taktiką, tada tu per save perini ir galvoji, aha, jeigu prie manęs prieitų, kas mane čia užkabintų, kaip čia reikėtų paklausti. Ir toks ėjimas per savęs, ieškojimas, kaip aš turiu parduoti šitą diską, kuriame nieko nėra, turės man žmogų įkišti gatvėje, arba geriausiai iš viso priejus prie jo ir atsiminus, kad tu neturi to disko, ką man dabar sakyti, ir bandai šnekėti su juo, kalbinti, ar jums patinka pasakos? Patinka. O tai ar sekat jūs savo vaikui? Ne, neseku, ir tada pasimeta tas žmogus ir kaip, taigi aš mama, ar ten tėtis, ir mano vaikas neturi čia pasakos. Tai va, tai gal čia norit, mes čia jums siūlom taip ir taip, tai taip, aišku, kad norit. Tai žodžiu, kad tas labai faina. Kaip kitiems, kas patiko labiausiai? Tai tiesiog, kad tie patys mes žmonės. pasikom. Čia man didžiausias pusas, o turiu vis tiek kiti menki dalykai. Aplinkui tos detalės. Tai ta pati žmonių reakcija, kaip kurie tiesiog pasižiūrite ir sako ne. Turėtų būti gera reakcija, kai praeina vyras ir sako čia. 2 metrų ūgio vyras. Nepamirškit šio pasaką. Prie mamytės ir sako, aš jūsų vaikui siūlau pasaką. Tai mama turėtų likti sužavėta. Tai ir likdavo. Pardavinėkit moteriams. Ne vienas vyras nepirka, ne vienas. Tiesiog imti ir išbandyti save. Iš tikrųjų, sudėtinga galbūt, kai atsiunčia e-mailų užduotį ir sunku įsivaizduoti, ką tu darysi, kaip tu tai darysi, apskritai net gaus tą klausimyną ir vėlgi idėjų daug ir sudėtinga viską realizuoti, bet kai pradedi vykdyti, tai pradedi save labiau iš tikrųjų pažinti, iš tikrųjų, ar tau būtent tie pardavimai ar patinka, ar tau moki parduoti, ir tai tarkim net gali siejama su ateities darbu, ar tau tiesiog pardavimai atitinka, gal tu tada nebūsi tas vadybininkas, jeigu tau tiesiog vengėtų prieiti prie žmogaus ir pasiūlyti savo prekę, pasiūlyti savo idėją. Aš kai atėjau dabar, tai aš negalvojau, kad mes surinksim 3 litų, tai aš negalvojau iš sekantį kartą, bet jeigu pavyks, taigi čia žiauriai super. Iš kiek? Padidint 10 kartų čia nuostabu tiesiog, tai aš tai daryčiau kiekvieną dieną tada. Tai galbūt ne šiuo būdu. Galbūt ne šiuo, gal pasakyt, ką mes darėm. Trumpai tada jo. Tai mes nuėjome Maksimą už 3 litus, nupirkom kryžiažodį vieną ir ėjom per įmonės. Ne, už 3 litus. Už litą 10. Už litą 10 pirkom kryžiažodį. Pardavėm pirmą už 2, po to pirkom tos kryžiažodžius ir taip perpardavėm. Ir atėjom į įmonės. Ir keitėm viršelius, nes ant viršelio kaina parašyta. Taip, padarėm tokį šlapą viršelį ir kas skaniausiai tai patiko dirbti verslų rinkoje. Mes vaikščiojom po kitas įmonės ir jie pardavinėjom. Tai vieni buvo labai teigiami, kiti buvo maždaug, ką jūs čia darot. Nuo žmonių priklausė, bet labai faina buvo pas verslininkė. Užėjom tokia, kuri kojiniam prekiauja, jis sako, papasako apie mažą verslą, kad kaip yra neįmanoma, kaip jos smaugia, ir jis sako, kojiniam prekiauja moteris, nupirko jinai iš mūsų tą kryžiažodį ir sako, nu va, pinigų kaip nėra, pas mus taip nėra, visi pinigai va čia kojinės. Ar dalyvausi kitame etape? Ne, jokių būtų. Labai nusivylę projektą, tikrai. Ne, pasiimam pinigus ir išeina. Mes renkamės pinigus. Mes nenorim mokėti mokesčių iš tikrųjų ir tiesiog mes pasiimsim pinigus ir eisim alučio. Jie padarė feilą, jų pasirašykų atiduodu. Velnis, teks dalyvauti, bet teks dalyvauti, bet tuos pačius atsiimti. Bet teks dabar teks. Bendraudamas su dalyviais, kurie dalyvavo X10 renginyje pirmame etape, supratau kelis dalykus. Pirmas dalykas, kad jie labai patenkinti. Kada mes ėmėm interviu, klausinėjom, kaip sekėsi, tai žmonėms nepriklausomai rezultatų visi buvo kupini teigiamų emocijų, kupini daug išgyvenimų ir visi kupini atradimų. Kiekvienas galėjo įvardinti, ką jau tokio išsinešė iš viso šito renginio. Tai supratau, kad žmonės sugebėjo pasinaudoti šią galimybę ir įgavo įdomios ir šaunios patirties.
Antras dalykas, kas žmonėms buvo labai įdomu ir aktualu, tai yra iššūkis. Visi galvojo, o kaip čia kas bus. Ir jau dabar pas visus dalyvius girdėjau klausimą ir tokį pamastymą, o kaip bus antrame etape. Dar iš lito padaryti 10, dar sako, tvarkoj, mes galvojam, kad bus sunku, bet padarysim. Bet dabar laukia iššūkis, kaip iš 10 litų pagaminti 100 litų. Ir trečias dalykas, sako, tai yra geras nuotykis. Tai yra tikrai geras nuotykis, gera diena, kurią verta bus prisiminti po metų, po 5 metų, galbūt kai kuris atvejais ir po 10. Tai yra toks nuotykis, kuris papuošia gyvenimą.